dar vienas reportas iš apmąstymų ir panašių dalykų. Tai pastarosios savaitę, gal 2, teko labai daug dalykų pasidaryti tokių išorinių, buitinių ir panašiai, kurie nėra, kad aš jos labai mėgstu tos buitinius dalykus, nes visą laiką ir ypač šiemet mane labiau pradėjo traukti vidiniai reikalai, filosofijos, daug stengiuosi pasiskaityti ir taikyti ir rytų filosofijos, ir dvasingų dalykų, ir pajaučiau, kad po šitų savaičių jau stipriai atitolau nuo savo tam tikrų dvasinių praktikų. Aišku, jos gali skambėti čia, čia super dvasingas, bet neapsigaukit, kai kurie dalykai iš tikrųjų yra labai paprasti ir nebūtina, kaip man pačiam yra sakė kažkas, kad reikia būtinai gyventi šventykloje ir būti ten vienuoliu, nors kartais atrodo, kad taip reikia būti, ne pirmą kartą šiais metais. Bet kažkaip jaučiau, kad atitolstu nuo savo vidinio tam tikro centro ramybės. Tai nes laikausi pozicijos, kad tokios irgi rytietiškos filosofijos mikso su vakarų pasauliu ir kapitalizmu, kad mūsų visas kažkokie vertybės, kuriom vadovaujamės, pomėgiai, yra tik tais veikėjas, avataras, kurį susikuriam šitam pasaulyje išgyventi, patirti malonumus, kažkokią, prasmę ir panašiai. Bet jeigu jinai tik tai šitas veikėjas perima absoliučiai vadžias, tai labai lengvai galim būti nublokšti emociškai, ypač kai kas nors visą tai nesigauna. Tai vakar grįžau namo, pasidariau tam tikrus kvėpavimo pratimus ir visai buvo miela. Pagalvojau, ne miela, bet ramu. Tada dar pagalvojau, kad ten kurį laiką gal netapau. Ir šiaip rudenį žiemą man sunkiau kiek kuriasi, nes mažai saulės, daug tamsumos, upo nėra kažkokio stipriai kūrybiško. Tai mažiau tų dalykų dariau, tai prieš... atsiprašau. Policija. Tai kažkaip pagalvojau, ką čia galima nuveikti ir kaip biškį sustabdyti vadžias, kad gyvenimas viena išorinis manęs netampytų. Ir pastarosiam ten savaitėm buvo toks, kad tai gal apsiimsiu kažkokiais ten vadinamais side questais, tai padėti mamai šiuo metu, sutvarkyti tos, kaip minėjau, buitinius dalykus, gal paturbinti savo namus. Ir kad tas turbinimas namų įvyktų, automatiškai reikia tam finansų. Tai pradėjau galvoti, kur čia ką padirbti, arba kaip ką pasitaupyti, mažiau išleisti, kad galėčiau tos dalykus pasidaryti. Bet po vakar tų kvėpavimo pratimų ir šiek tiek pagalvojimo apie dvasinius dalykus, tai supratau, kad esu išsibalansavęs ir jeigu susikoncentruosiu tik tais į skubėjimą greičiau sutvarkyti ten namus, kažkokios pilnatvės, tai ten labai didelės nepatirsiu, ar faino tokio giluminio jausmo, o tiesiog būsiu pasidaręs kažkokias užduotis namuose. Which is nieko tame blogo,
bet jaučiu, kaip po to grįžti į tokį vėl goals life, tikslų, amžiną siekimą kažkokių achievements ir panašiai. Tai kas šiek tiek skiriasi nuo mano gilesnio noro gyventi lėčiau, pasimėgauti smulkiais dalykais, balansuoti tarp emocinių, dvasinių dalykų. Tai va, tai dar vienas koks dalykas yra, kad tada dėl tų finansinių išteklių paieškos galvojau, tai reikia jo čia pasidalinti paveikslais, reikia juos ten įkelti pardavimui ir panašiai. Bet turi būti labai atsargus ir prisiminti, kad pinigai iš esmės yra tik tais įrankis. Ir nepradėti ten labai skubėti, kad dabar reikia kuo daugiau čia tų pinigų užkalt, kad paveikslai turi būti visi parduoti ir panašiai. Tai biški vakar praktika davė vėl iš naujo pagalvoti ir kažkuria tam tikra prasme toks yra wow. Biški čia sustabdom arklius. Ką aš iš to gausiu? Kas čia bus? Kokia nauda? Koks čia smagumas? Ir aišku, tada tas paveikslų pardavimas toks atrodo kartais bergždžias reikalas. Nes vėlgi, tai tik įrankis juos pardavus. Ir aišku, šiuo atveju man patinka, kada mano studijoje atsiranda daugiau erdvės sukurti kažką naujo. Yra to džiaugsmo, kad kažkokiam kitam žmogui duosi irgi tam tikrą smagumą ir jam bus ten malonu, bet yra labai slidi riba prie vėlgi nuo to achievements ir dar prisiekti savo vertę prie visų kūrinių. Reikia labai gerai pagalvoti ir prisiminti, kad čia nėra didžiausia vertė, yra visas tas potyris ir fokusas, kada ir malonumas, kai tu darai tos darbus, negalvodamas apie jų materialinę kažkokią labai didelę vertę, o pats darimas iš savęs yra didžiausias smagumas. Tai kažkiek įsijungia tos beprasmybės, kad aš jau čia didžiausią malonumą patyriau, kas man dabar iš to, kad aš gausiu pinigų parduodant tuos paveikslus, bet gyvenam sistemai, kurioje gyvenam. Ir kol kas, kiek esu kalbėjęs su įvairiais žmonėm geresnės, turbūt pritaikomas jos nėra. Šita yra turbūt geriausia. Tai kartais reikia žinot, kad reikia pažaisti ir pagal šitas taisyklės. Tai toks yra kartais vidinis tam tikras konfliktas tarp vidinė ramybė ir detečinimas nuo visų reikalų ir tada prisiminimas, kad yra gal kažkas, kas straglina, gal kažkokią pinigų sumą, kurią tu gali uždirbti iš paveikslų, gal verta paaukoti tiems straglinančiams žmonėms ir negali ignoruoti fakto, kad tarkim Ukraina dabar kovoja ir gina ir mus ir kad tik tais tas vienas tavo toks atsiribojimas nuo visko ir savo ramybės saugojimas yra toks, neteikia, kad gal savanaudiškas, bet yra ir kitų dabar darbų, kur reikia grįžti į tam tikrą kitokią prisiminti realybę, kad gali kažką ir tokio padaryti. Tai toks jo kartais sunku taip balansuoti tarp tų dvasinio dalykų ir materialių dalykų ir gyvenimo realijų ir asmeninių tikslų ar norų kartu su
kitom realijom. Bet šiandien dalyvaujant proteste už laisvą žodį, kadangi laisvė man yra vertybė, pagalvojau apie Dalai Lamą, apie tai, kad tai yra budistas, ikona, šventas žmogus ir praktikuoja tokią ramybę, atjautą ir panašiai, bet beveik visą savo gyvenimą skiria taikiai, kovodamas už ir vesdamas dialogą už Tibeto laisvę ir nepriklausomybę. Tai tada pamačiau, kad gal šitie dalykai nėra tokie priešingi ir on a daily basis vidinės ramybės paieškos ir praktikos gali turėti tau suteikti stiprybės, po to prisidėti prie kažkokio bendro tikslo. Nes šiandien atėjus į protestą buvo didelė ir emocionali tokia dvasia, kad stovim už vieną kažkokį bendrą reikalą. Ir matyti ženklas, kad kažkur, kad ir kaip vienas detečini nuo daug ko, viduje yra dar žiupsnelis pilietiškumo. Ir jeigu shit goes down, neduok dieve, teks turbūt nesitrauksiu, o savo pajėgom ir kaip mokėsiu, stovėsiu už tai ir savo šalį, kurioje turiu galimybę galbūt praktikuoti tą savo vidinę ramybę, o ne bėgsiu. Tai jo, nežinau, kažkokio moralo gal neturiu. Yra tai, kad on daily basis praktikuokit ir tos dvasinius dalykus, nes vien tik tais materialiam pasaulyje ir vien tik tais malonumų pasaulyje arba emocijų dimensijai būsime per daug tampomi ir mėtomi ir labai lengvai nubloškiami. Tai siūlau, kad visi paieškotumėt tam tikro savo ramybės centro, kur galite pailsėti net nuo to veikėjo ar avataro, kurį kartais kuriate, arba kurio nesigauna kartais išlaikyti dėl įvairių aplinkybių, arba jo būna per daug, kad biškai atsitrauktumėt, pastebėtumėt iš šono ir nurimtumėt. Tai turbūt tiek šiandien iš manęs ir iki kito video.